Atrodo, kad vykdo lauko nusausinimo darbus, kitaip melioracija vadinamas. Buvo daug vamzdžių anai tenais. Čia traktorius atvežė, kasa kažkokias tranšėjas. Vanduo stovi, galbūt ir daro melioraciją. Niekad nematytas dalykas. Kažkokie agregatai. Kasa tiesiog atrodo išilgai tranšėjas tokias. O koks vėjas į nugarą, o koks vėjas į nugarą. Čia jeigu noriu neskubėti, tai nepavyks šiandieną to padaryti. Manau, nemažai nuvažiuosiu. Na va, smagiai ant 30 važiuoju. Vairas truputį kartais sudreba dėl greičio. Bet va, laukimiai tai tokį greitį palaikau. Judam link namų. Bet dar jie toli gražu negreitai. Visiškas ruduo. Lapai auksiniai. Beveik visur. Po pirmų šalnų. Tai gerokai nudažė lapus visus. Ypač klevai. Beržai jau. Beržų lapai po truputį krenta. Nu gražu. Gražu. Pilkapis. O, gera musmirė auga. Gera musmirė čia. Tai tik dabar sakau labas, nors yra 5 valandos. Kažkaip šiandien nėra ūpo filmuoti per daug pačiam. Ryte ir nebuvo labai ūpo minti po laisvadieniu. Bet kai toks oras, toks vėjas į nugarą, atrodo už visas dienas, per kurias vėjas pūtė į veidą, dabar atsiperka, tai labai gerai minasi, vidutinis atrodo virš 15, ar tai apie 16 netgi yra kilometrų per valandą. Tai jo, filmuoti per daug nesinori, labiau susikoncentravęs į minimą tiesiog. Ir dabar tik tais pietus, pusryčiams avižas valgiau palapiniai, paskui iš parduotuvės truputį sausainių paėmiau ir paskui tiesiog miniau, atrodo, susikaupiau ir variau. Dabar jau tik tais jau visai valgyti užsinorėjau. Jau kilometrų tai jau apie 65, bet šiam 5, čia neblogai visai tokiam laikui. Bet dar noriu šiek tiek pavažiuoti, dar truputį, nes geras oras, toks tinkantis minimui visiškai. Tai dar šiek tiek pavarysiu, o kitos dienos jau tokios laisvesnės bus ir per daug nevažiuosiu. Išsipylė man čia pupelės, padažė pomidorų. Tokią lavašą nusipirkau. Čia kaip duonelė, tai pakramsnosiu. Skanauju aš. O vakare gal išsivirsiu kažką palapiniai būnant. Bet dar apie valandėlę tikrai norėčiau pavažiuoti, dabar greitai perkandu tik tais ir toliau. Jau apie 6 valandos, bet vėjas dar išlieka palankus,
Dar šiek tiek noriu pavažiuoti, gal dar 20 minučių ar pusvalandžio. Dar truputėlį. Spūdingai atrodo. Aišku, gal sunkiai matosi, bet priekyje, nežinau, kažkokia tais didžiulė banda arba stirnų ar danielių. Bet manau stirna, nes šitoks mažas tvoros ten toli. Kažkieno tais valdas geras. Didžiuliai vartai ir alėja medžių, kaip klevai. Atrodo kaip paukščių rojus. Pilna nendrių auga aplink ežerą. Visokiausių krūmų pilna. Šiek tiek apdumblėjęs toks. Atrodo puikiai vieta paukščiams perėti. Viena įspūdingesnių bažnyčių, kurias tenka pravažiuoti. Dažniausiai visos tokios paprastos. Čia tokia visai gražesnė. Taigi, pažiūrim spidometrus, užsirašysiu, kiek šiandieną numinta. Visai gera šiandieną diena minima buvo. Taigi žiūrim, na va, 84. Visai geri čia rezultatai. Per 5 valandas 9 minutės. Tai va, rytoj galima bus lengviau pasiilsint važiuoti. Ne taip skubėti. Oho, atrodo rekordinis bus vidutinis. Jo, vienas iš didžiausių. Buvo 15,99 20 dieną ir buvo nuvažiuota 68. 15,71, 16,81 pirmą dieną. Nu gerai, pirmą dieną greičiausiai, bet ir nuvažiuota 24, o dabar virš 80. Tai sakyčiau viena geresnių dienų. Nenorėjau praleisti vėjo. Na ką, pabandysim jau užbaigti šitą video. Trumpas video, manau, susijęs. Per daug, sakau, nelabai norėjosi šiandien filmuoti. Susikoncentravęs į minimą buvau. O ir šiaip, nežinau, kažkaip ramiai norėjosi būti be filmavimo. Tai ką pasidariau vakarienę dabar jau. Turim tokios duonos, lavašo čia kaip... valgiau pupelės, tai rodžiau. Visai skani, manau, reiks dar nusipirkti, nes šitą apie euras kainavo, čia gal 6 tokie blynai nemaži, ar 8. Agurko pasipjaušiau, o čia sriuba su daržovėmis ir makaronais. Tai va, pavalgysiu ir tiek. Susimatom rytoj. Viskas iš šiandienos video. Ate, ačiū, kad žiūrit.